Atsipalaiduojam, sitaisom patogiai. Leidžiam kvėpavimą susinormalizuoti, kad visiškai kvėpuotume atsipalaidavę, be jokios įtampos, pilvas visiškai atpalaiduotas. Jaučiam sąmonės kanalą, stabilią ašį. Stabilumas mums iškart kaip ženklas, kad esame naujajam kanale. Naujo kanalo tarsi pagrindas, ašis. Tvirtai stovim abiem kojom ant naujos realybės erdvės. Išskleidžiam savo didžiąją sąmonę. Tiesiog užfiksuojam save, kad aš esu didžioji sąmonė. Tada suaktyvinam kvantinę sąmonę. Naują savo monadą. Taip atrodo, vis einant per kiekvieną tą naują sąmonę, vis kažkas išlengvėja. Vis lengviau ir lengviau. Pajaučiam kūrėją per širdį. Aš kūrėjas absoliutas. Viskas vienoje ašyje. Aš kaip žmogus esu žemėje, jų gija, jų tąsa. Tas materialus taškas. Ir kurį gali veikti kūrėjas absoliutas. Kitos kosminės sąmonės. Dvasios mokytojai. Aiškiai viduje suvokiu, kad esu apsisprendusi veikti bendroje kūryboje su subtiliuoju pasauliu. Kad mano kaip žmogaus valia atitinka kūrėjo valią. Ir jeigu kažkuri aš dalis sako tai, kad o kur aš irgi noriu kažką savai patirti, ne taip kaip kūrėjas. Sako, pamatykit tą dalį. Pasikalbėkit su ja. Įneškit suvokimo, kad tos dalies patirčių jau gana, kad ji jau patyrė. Jei kažko nespėjo, tai reiškia, tai buvo tikslinga. Pažiūrėkit, gal tai daliai kažko reikia, kad jie tiesiog
taip lengvai, kaip sąmonės dalis, pasitraukti į šoną. Pažiūrėkit, ar jai užtenka to suvokimo. O jeigu neužtenka, paprašykit kūrėjo pagalbos. Marijos Kumaros. Ir jūsų apsisprendimas yra stiprus. Jeigu nėra prisirišimo, nėra pojūčio, kad kažką prarandu, tai tada lengvai pasileis. Nes jūs suvokėt, kad kursit iš naujojo aš vedimo, kad tas naujasis bus visiškai kitų savybių. Gal net kita veikla užsiims, visai kitos patirtis. Tiesiog pažiūrėkit, kokie prisirišimai. Į ką norisi laikytis. Ir tarsi, kad, tai man per brangu, kad galėčiau paleisti. Bet tikrai pažiūrėkime, ar kūrėjui, jo realybėje, taip yra tikslinga ir reikalinga. Ir su tikėjimu, pasitikėjimu, jeigu jaučiat, bet viena dalis sako, kad ne, bet viduje, širdyje, iš krūtinės centro jaučiat, kad tikrai ta dalis turės transformuotis bent jau, ar visiškai pasitraukti, kaip kažkokia netikslinė sąmonė iš praeities. Sako, tyrumo erdvėje, toje sąžinės vidinio žinojimo erdvėje, jums tikrai yra viskas aišku. Jeigu nagrinėjat, ar tai iš proto, iš to žemesnio lygmens, arba iš kažkokio saugumo poreikio, tada gali kilti pasipriešinimas. Sako, nesivelkite į diskusijas. Tiesiog lengvai ir paprastai faktas. Aš apsisprendžiu neįkristi emocijas, neįkristi į mąstymus, įdėliojimus, o gal kaip nors jokių tarsi kompromisų, sako, viskas, baigiam šitą žaidimą. Tai turi būti apsisprendimas, faktas ir paleidimas. Ir tarsi žvilgsnis aukštyn į save naują, į kūrėją naują ir fokusas pažinti save pakitus. Tvirtinam tyrumo ašį, dėmesiu, pojūčiu. Kuri padės dar lengviau pamatyti, tarsi kas yra kas. Gal ateis kažkoks suvokimas, kad kaip anksčiau tai nesuvokiau. Tarsi nusiskaidrins, nusityrins. Ir kai tik jūs suvoksit, kai tik įeis tas suvokimas, kad va kam tai buvo, va kodėl aš taip elgiausi, va kodėl laikiausi, tai tiesiog ir pasileisti, nes pamoka, suvokimas bus jau paimtas, tarsi patirtis paimta. Ir dėl to gali išsiskaidyti, pasileisti. Jeigu jaučiat poreikį, kad per tą paleidimą, per tą įsiskaidimą tiesiog ir kvėpavimą panaudokit. Įkvėpit ir su iškvėpimu, su tokiu net gilesniu galit tiesiog pajausti, kad nukrito, pasileido, nusinešė tą lengvumo erdvę.
tas, kas ten vat, išsiėmė, sakykime, iš energetikos. Jaučiasi dėkingumas erdvėje. Tarsi stebėtų kūrėjas, mokytojai, visi kitų šaunuoliai, kaip pat nusirenginėja, nusiminėja, išsilaisvina, išsilengvina. Tarsi bus naujo darbo, naujų žingsnių, ką galės naujo integruoti, paduoti, tarsi įpilti su kažkokiu mėgintuvėliu, kažkoks vaizdas stovi, simbolika, tarsi turiu pasiruošęs, laukiu, kur turėsiu įpilti. Nes kol pilni mūsų indai, nėra kur pilti. Priminė tas pasakymas, kad kai mokinys pasiruošęs, tada ir mokytojas ateina. Bet mokinio struktūra turi pasiruošti tam, nes kitaip neis nei girdėti, nei pajausti, nei suvokti, ką mokytojas nori paduoti, be to iškraipimo. Ir kartais gali būti pojūtis, kad tarsi nesijaučia net mokytoja, bet mokytojas yra šalia ir jis tik stebi, kol ateis tas laikas, kai jisai galės pradėti, sakykime, duoti tą informaciją, tą žinią, nes jie tikrai jaučia, kad, sakykime, dar yra per daug ar tai to proto filtro arba kažkokių kitokių prisirišimų, kurie tiesiog tą informaciją iškraipytų, aš taip vardinčiau turbūt, arba kaip mūsų tas vadinamas iliuzijos gautųsi. Ir jie laukia, kol mes pasiruošim. Eina pojūtis, kad gal kažkam yra kažkokie lūkesčiai arba baimės tą naują save. Tarsi jeigu aš tas naujas visiškai pakitęs, tai koks aš ten būsiu. Pas kažką gali būti tokia baimė, kad ar aš tikrai tokio noriu būti. Ar tikrai nebūsiu tarsi prieš mano kaip žmogaus valią. Kad gal man buvo gera ir komfortiška būti tokiam, aš gal nelabai tokio noriu. Sako, ar visą tai pamatykit, pripažinkit. Visas tas dalis, kurios kažkaip taip bando kalbėti. Ir vėl duokit, ko jums reikia. Meilės, šviesos, saugumo. Ir paprašykit, kad tiesiog su pasitikėjimu ir tikėjimu arba pasitrauktų, arba išsiskaidytų. Gal kažkam norisi jas kaip tik priimti, jas transformuoti. Tiesiog jauskit palei save, nes kiekvienas vis tiek esame individualus. Ir kiekvieno tas procesas, kuris yra lengvesnis, arba tas galutinė stotelė, tai kartais tik žodžių užtenka ir tikrai pasileidžia, kuriam dar reikia pabūti, pavaikščioti su tuo. Tai jis dar nori priimti, nori, kaip sakant, užpildyti. Ir jau kai tada jaus, kad jau tikrai jau gana, tada jau gali paleisti.
Dabar tarsi kiekvienas stovėtume prieš veidrodį ir tame veidrodėje matytume save tą naują. Ir tarsi va taip kaip parduotuviai, kokį, nežinau, žaislą ar ką, žiūrėtume, tarsi žiūrėtume, kokios ten savybės. Ir nagrinėtume, kad kaip va čia įdomu, su tokiu smalsumu, su tokiu, ką čia man davė kūrėjas. Bet aš viduje pasitikiu, kad davė tai, kas aš ir esu, tas naujas. Ir mes tarsi nagrinėjam, panagrinėkit save naują, matydami tarsi veidrodyje, pamatykit, kaip atrodot, kokia išvaizda. Gal išvaizda ir ta pati, bet būtent energija arba čia įvardinti tą tokią, net atrodo, stovėsena pasikeitusi, veido raumenų tokia, net atrodo, žiūri tą patį, atrodo, veidą, bet ten energija visiškai kita. Gal labiau gilesnė, gal kaip tik atsipalaidavusi, arba charizmatiška, arba linksma. Pamatykit save tą kitą, tarsi save iš ateities. Nieko neatmeskit, jūs tiesiog dar tebesat parduotuvėje, dar stebit. Leiskit viskam ateiti. Toks atėjo vaizdinys, sako, gal kažkam net, kai yra kažkoks daiktas ir būna ten aprašymas, ką tas daiktas daro arba kokias savybės turi. Ir man rodo tokį kaip lapą, kad gal kažkam net atvėrė tą aprašą, ką tu gebi, ką tu gali, arba ką tas atspindys gali. Ir jeigu kažkam tai yra, tai gal net noris irgi atsimerkti ir užsirašyti ir kažkaip išsivardinti, kad prisiminti. Man tiesiog viduje skamba, aš esu, kas esu ir priimu tai, kas esu. Tiesiog atrodo taip, bet net mintyse tariant, tarsi kažkas aktyvuojasi. Jaučiasi energijos karštas. Tai turbūt ir duoda kaip ir ženklą, kad aš nenagrinėju, neskirstau, ar man tinka ar netinka, bet priimu va tą tokį visą, koks aš ten ir esu. Ir leidžiu jam integruotis į mane. Esu, kas esu. Ir priimu tai, koks esu. Leidžiu jam veikti per mane. Atsiveriu jo vedimui, jo būsenoms, savybėms, duotybėms, galimybėms veikimui.
Sako, kai kurie iš jūsų jau galėt pastebėti pastarosiom dienom, kad kai kuriuose situacijose pasielgėt taip kažkaip kitaip, negu kad įprasta, ir viduje buvo pojūtis, kaip aš čia įdomiai sureagavau. Bet tas jausmas buvo geras. Jis sako, tai čia jūsų tas naujasis aš. Taip veikia per jūs. Kad jūs tiesiog atsipalaiduokit, atsilaisvinkit, paleiskit kontrolę save, kažkaip valdyti, ir tada, kai jūs leisit per vidų, per jūsų širdį, veikti tam naujajam aš, jums tik tiesiog reikės būti. Būti, pastebėti, užfiksuoti, pasidžiaugti. Ir taip jūs keisitės. Ir prašo įsinešti naujumą, suvokimą, kad gal kažkas net ir patyrė ir jau turi, kad ar tikrai tų kitų žmonių nuomonė tokia svarbi apie jūs. Gal kažkam jau išėjo išeiti iš tos komforto zonos ir pamatyti, kad tikrai net, kaip sakom, mes tik galvojam, kad kiti galvoja apie mus, bet tie kiti irgi yra užsiėmę apie galvojimą apie save, o ne apie kitą. Gal viduje ar kažkur ir nori kažkaip ar pakritikuoti ar pavertinti, bet mes žinom, kad tada jie vertina save, taip kaip savęs nepriimtų tokio. Jeigu pavydas, tai gal kaip tik norėtų toks pats būti, bet dar savo neleidžia išeiti iš tos komforto zonos. Tai, ką mąsto kitas apie tave, yra tik jo vidinio pasaulio atspindys. Ir tu, būdamas savimi, eldamasis taip, kaip tave kviečia elgtis ar jaustis, tu tiesiog darai savo darbą. Kažką gal sutrigerins ir tai bus jam pamokos, jam dovanos, nes jis galės augti. O gal kažkam tu būsi pavyzdys, įkvėpimas, ir jis ras savyje tos energijos, kad irgi eiti panašiu keliu. Kažkam gal tiesiog suteiks džiaugsmą, matant tavo augimą. Vilti, kad mes kaip visa visuomenė, bendruomenė esam kaip vienis ir kad mes galim sukurti naują realybę, įnešti didžiulį pokytį. Viskas prasideda net nuo vieno žmogaus, nuo jo tikėjimo savo vidumi, jame esančių kūrėjų, kad jis yra šviesa, kad jis yra sąmonė, galinga kosminė sąmonė. Šviesos švyturys. Tai kanalas tarp dangaus ir žemės. Transliuotojas, skleidėjas, transformatorius, katalizatorius.
Jis tiesiog yra tuo, ko reikia tą akimirką, toje situacijoje, su tam tikru žmogum. Jaučiu šypseną erdvėje. Kviečiu ir jūs užfiksuoti savo pojūčių suvokimus per šį susitelkimą, tarsi integruotis į save, įsodinti, įmaterinti. Tarsi visą patirtį išsaugom, kad tai yra manyje. Ir man belieka tik leisti veikti tai per mane. Priimant save tokį, kitokį. Pasijuokiant, jeigu dar ir gausis kažkokios kurioziškos situacijos. Kaip čia man įdomiai gavosi. Nu ir priimu. Lengvai ir paprastai, reiškia taip tikslinga. Gal tai tik kažkuri viena dalis kol kas. Po to aktyvuosis daugiau ir gausis dar kažkas naujo. Esu, kas esu. Ir priimu tai, kas esu. Ir grįžkime čia ir dabar. Kam nors dar pabūti, pabūkit.